Esame didžiuliame DFDS Seaways kelte. Šie keltai plaukia iš Klaipėdos į Vokietiją ir Švediją. O šis netrukus išplauks į Karlshamną, esantį Švedijoje. Sveiki, sveiki. Iš akių matau, kad jūsų vardas Eugenijus. Būtent. Sveiki atvykę į laivą. Mes jaučiamės kaip viešbutį, ne kaip laivą. Nesam buvę keltą, gal galim puikiai pasižvalgyti. Be abejo, einam. Laive keleivių poilsiui siūlomos įvairių kategorijų kajutės. Liukso klasės kajutė. Nors kelionė trunka vos 14 valandų, tokiuose apartamentuose galėčiau gyventi nuolat. Einam pamiegot. Patogumu nenusileidžia ir 2-vietės bei 4-vietės kajutės. Kai kuriuose jų net leidžiama keliauti su augintiniais. Taupiausiams keleiviams yra skirtas sėdimų vietų salonas. Kas lėktuve esat skridę, čia pakankamai vietos ir netgi daugiau vietos. Sveiki, Antonai. Sveiki, labai malonu. Sveiki atvykę į DFDS kosminį laivą. Ar saugu plaukti tokį laivą? Labai saugu. Įgula turi specialus sertifikatus ir diplomus. Antra, gelbėjimosi priemonės. Ar aš galiu pavairuoti? Atsiprašau, bet ne. Tolima kelionė automobiliu atima daug jėgų. O štai plaukti vienas malonumas. Beje, jei su savo transporto priemonė vis tik išsiskirti nesinori, galima ją plukdytis kartu. Ar tai brangu? Paklauskime keleivių. Aš galvoju, kad yra pigiau gal net. Skaičiuojant savo nervus, skaičiuojant vaikų sveikatas, čia gerokai paprasčiau. Ir linksmų, bet nes jiems reikia sėdėti visą laiką mašinį, kol perenenkę pervažiuosim, o jie čia naiva. Duodasi, valgo, žaidžia, čiauža, televizorių žiūri. Kas nors kartą bandė vaikus pririštus kėdėjai nuvežti iki Vilnius, tą žino, ką reiškia. Simona keista mergina. Ji dievina kvepalus, o šiame kelte esančioje parduotuvėje jos galima įsigyti net 30% pigiau. O tai jau mano mėgstamiausia zona. Restoranas, barai, švediškas stalas. Čia yra kaip tarptautinio lygio švediškas stalas, kad žmogus gali sirinkti, ką nori. Mes turime užsakomųjų restoranų, a la carte vadinama, kur galima ir avienas ragauti, ir jautienos steikus, ir sraiges, pagal kiekvieno žmogaus pasirinkimo laisvę. Maistas čia fantastiškas. Neabejotinai kyla grėsmė persivalgyti. Supratau vieną. Atostogos prasideda vos įlipus į keltą. Jam metas plaukti, o aš pasižadu sugrįžti čia dar ne kartą.